Na, kinietiškų motociklų fanai. Virusas siaučia kiniečių. Ką turiu tokį Kovė 450 rally. Kokius šią metų 25, man atrodo. Atrodo taip aparatas. Kovė. Čia jokių režimų nieko nėra, toksai paprasčiausias variantas. Didelis ratas, enduro, šmanduro, pasidraskyt, aukštas. Tai vat, ką čia su juo darysim? Bandysim pareguliuoti, kad jisai kuo švelniau važiuotų ir valdytųsi. Kadangi pirminis nusiskandimas yra visų tų kiniečių, kad jie labai tamposi joje ir taip toliau. Tai čia yra Euro 5 Plus, man atrodo, šitas. Su 2 lambda zondais buvo, dabar yra tik vienas. Čia stovi toks tuninginis kompas. Parduoda komplektą kažkokią ten firmą ar kas ten, nežinau, savininkas pirko. Bakelis, kompiuteris ir šitas airboxas. Airboxo dangtis, ten turbūt kažkoks, ne, su šito filtru kainuoja štuką eurų. Tai nežinau, ar tai yra verta to savo kainos ar ne. Išmatuosim, pamatysim, koks šitas tuningas, nes šitą firmą kažkur esu matęs Facebook'e, man atrodo, labai sakė, kad jie labai super ten daro. Ir jeigu parduoda komplektą, tai turėtų būti sureguliuotas tas kompas, būtent pagal šitą bakelį turiu omeny. Ir pagal tą airboxą, tai žiūrėsim. Ant kiek geras tas tuninginis kompas, tiesa dar originalų man atsiūs, nes pamiršo atvežti. Pabandyti ir su tuo pažiūrėti, su kuriuo geriau važiuoja. Nes, tokių šiokių tokių niuansų tenai papasakoja. Žodžiu, nepatinka, kaip važiuoja ir tiek. Tai bandysim kažką padaryti taip, kad jisai važiuotų smagiau. Nes ten kažkur bekelė ar kur tas toksai didelis perdėtas tampimasis, jojimas, nemanau, kad labai fainai. Tai kiti niuansai ten su tais lambda zondais irgi. Pirmas lambda zondas paliktas, pajungtas viskas yra, tai išjungtas tik tai tas antras, dėl kurio klaida katalizatoriaus, nes yra katas pašalintas. Tai jau ten technikinė varys, ar ką tai jau greičiausiai dės ties originalų. Tai vat, tokį nesudaręs, nežinau net, ką jis čia parodys, kaip jis čia pasirodys, tai išsimatuosim ir matysim. Pradinę tokią informaciją, padanga irgi. Mėsos nemažai. Viskas, kol kas tiek. Ką, pradėsim. Gavau kompiuterį, tai šildysiu, testuosiu. Pirmą testuosiu šitą kompą, iš karto maksimalią galią, žiūrėsim, ką jisai čia rodo ir koks kuro mišinys. Ir tada iš karto dėsiu šitą originalą. Ir padarysim tą patį ir pažiūrėsim, koks yra skirtumas pradžioje taip tarp maksimalios galios tų reikalų. Nuo programą išsinagrinėjau, nežinau, aš taip nedaryčiau. Realiai, mano nuomonė ten, kaip pasakyti, per daug neapgalvota, per daug agresyvu, per daug pavojinga padaryta. Tai, bet jeigu man taip atrodo, nereiškia, kad tai neveikia. Tai pirmą reikia pratestuoti ir žiūrėsim. Reikalai baigti. Buvo šiokių tokių niuansų, žodžiu, tai padariau viską ant to kompo, tiksliau perdariau ten tą programą, kadangi tenais yra jame išprogramuotas šitas ir zondas iš karto antras, ir kojelės daviklis, nes įdėjus tą kompą originalą, nesiveda, ta prasme, įjungi bėgį, iš karto gesina. Tai ten tą daviklį persukau, tenais, nes buvo nukrytęs pas savininką, turbūt ne taip kažkaip įdėjo ir naudojo tą kompą.
tai jis jo nematė, kai dėjo originalą, jisai galvoja, kad kojelė atlenkta ir gesina, žodžiu, tai žodžiu nesupratau, jungi bėgiai gesina. Tai va, esmė tokia. Mapas šitas, ar aš jį galėčiau rekomenduoti, turiu omeny va tą sportinį kompą. Tikrai negalėčiau rekomenduoti. Gal kažkurioje konfiguracijai, jeigu ten darytų vietoj, reguliuotų kažką, jeigu ten jie reguliuoja ant stendo, tada taip. Bet pirkti aklai absoliučiai nerekomenduoju. Ne dėl to, kad čia kaip ir ne konkurentai skaitosi, realiai tiesiog produktą savo pardavinėja, bet tarkim, iš žmogiškos pusės negalėčiau rekomenduoti, kadangi ten pakeitimai yra žiauriai drastiški, kas liečia kai kuriuos parametrus apie kūrą, tai nešneku iš viso pilotonas kūro reikia, nereikia, tai pagrindinis niuansas pa šitą mocą, tas jojimas, jisai yra ne dėl to, kad galimai ten kažkurioje gazo padėti trūksta to kūro, bet diesel cut funkcija. Tai yra diesel cut, kas yra, jeigu nežinot, galite pasigūglinti, 100 kartą nepasakosiu. Kiniečiam kol kas nėra sprendimo tą funkciją įjungti, tai bandymai apeiti tą dalyką kitais būdais, galvoja, kad užpilsim toną kūro, tas mocas jisai pasidarys tada švelnesnis, ten guminis kažkoks, žodžiu, netaip tampysis ir taip toliau. Šiuo atveju tas dalykas neveikia, tai kūro perpilimas ten padarytas tam sportiniam kompe, kosminis, ten aš nežinau, jisai turėjo ten šikti per tabakelį tuo benzinu, tai vat yra taip su originaliu kompu įdėjus, ten kaip ir jau filmavau prieš tai, su šito modifikacijom ir originalia programa visiškai. Kai kurioje vietoje geriau, bet maksimali galia tenais, tos kelios arklio galios, taip, jisai nuo to kūro perpilimo, kaip pasakyti, išvysto daugiau tų arklių, ten 3 ar kiek dabar neprisimenu, čia jau kaip filmuoju toliau, tai bet ar ta tona kūro yra verta tų ten 2 ar 3 arklių, aš manau, kad tikrai neverta, dėl to, kad tas kūras pilnai nesudega, sodžiai kaupėsi ten visur variklėje, žodžiu, ir iš to išplaukia kiti niuansai. Kažkiek perėbus mišinys, taip, jisai tikrai nėra blogai, jisai yra saugiau, bet perdėtas tas perpilimas, čia nežinau, toks pilimas yra, daugiau negu turbo varikliui kokiam, žodžiu, tai nieko gero. Kas liečia kitus parametrus, ten kaip, pavyzdžiui, paimkim pavyzdį uždegimo sistemą, padaryta kosmiškai per agresyviai, visiškai to nereikia. Tai yra tik tai, kaip pasakyti, detonacija, nes tas variklis, kai užkurdavai, man jisai atrodo lyg tai, kai kala, kažkas buksuoja ten tame variklė, nelabai supratau, ir tas gazo priėmimas, jisai netoks. Tai su originaliu kompu, nuo žemų ir vidutinės jisai gazą priėma tikrai sklandžiau, fainiau ir švelniau, negu su tuo čipuoto kompu, šito race kompu, pavadinkim taip. Tai vat visų gazo padėčių čia, kaip pasakyti, istorijos nepasakosiu, nes ant to kompo nematavau jau, nėra prasmės čia apie tai, vis tiek analogiška situacija būtų su to kūro perpilimu, nes pasinagrinėjus programą ten tiesiog užpilta tona kūro procentaliai. Tai einam turbūt iškart gal prie galutinio skaičiaus, kas yra maksimali galia. Čia lyginu finalinį tą rezultatą ir to sportinio akų. To originalo visiško nelyginsim, nesmė. Tai kaip įrodžiau prieš tai, čia padidinti, nėra kaip padidinti. Žodžiu, traukė, sutrukdė. Žodžiu, pamiršau, ką kalbėjau. Tai, vat kaip ir sakiau, kosminis perpilimas kūro net už ribų eina, nėra kaip parodyti. Sumažinus, o. Ant kiek daug perpilimo yra. Ir tas įtakoja kokius dalykus. Ne tik tai kūras, bet ir kiti reikalai. Pavyzdžiui, vat, čia yra šita pažymėta, tai yra dabartinis mapas galutinis, tai dabar yra tarkim 21 arklio galia, o buvo 17, tai 4-5 arklių duobė šito vietoje yra dėl to blogo mapo. Toliau pikė, taip pat 4 arkliai, 4 arklio galios, Newtonų 2,5, 1,6 Newtonai.
Tai va toks niuansas su juo. Kaip ir sakiau, diesel to sprendimo nėra. Jeigu jisai atsiras, tai tie, kas pas mane darė, galima vos papildom, ta prasme, nemokamai perprogramuoti, jungti tą funkciją dabar. Šiuo metu tokio dalyko nėra ir niekas neturi, kiek aš žinau. Tai va, sureguliavau maksimaliai kiek įmanoma. Vienas cilindras, jie tokie nėra labai, kaip pasakyti, stabilus. Ta kūro mišinį montuojant irgi ten tokio chaoso išmetamosiose dujose yra ir nėra tos linijos tokios labai labai lygios sureguliavus. Tiesiog stengiasi apgaudyti tą ribą, kuo arčiau normos ribos, kad būtų. Tai vat. Man asmeniškai dar ant kelio su juo nevažiavau, bet gal pabandysiu pavažiuoti čia vat jį nusikėlęs, nes kitų modsų atvežė. Tai pažiūrėsim, kaip jisai čia važiuoja. Savininkas labiau pasakys, kitas niuansas grandinė tenai tokia labai irgi naikaba. Ten tas rolikas kažkoks mačiau yra, bet tas toksai įėjimas, perdavimas, ta galia persidoda ne iš karto ir su smūgiu, tai gali būti ir dėl grandinės per laisvos taip pat kažkiek įtakoja. Tai va, ką dar prasuksiu čia kartą, paklausysit, kaip iš čia skamba bus ir viskas, turbūt tiek žinių.